Sveiki, mėlyjeji. Žadėjau papasakoti jums apie Uraną. Astrologiškai Uranas yra labai svarbus. Pirmiausia tuo, kad šiais metais jis keičia savo zodiako ženklą, tai yra iš Jaučio pereina į Dvynis. Paprastam žmogui galbūt tai nieko nesakytų, tai pirmiausia nuo to, kad Uranas balandžio 26 dieną pokyčių, laisvės, revoliucijos planeta 7 metams įžengė į Dvynius. Prieš tai išbuvęs Jautyje, vėliau pasidalinsiu, kas ten vyko, dabar pereina į Dvynių į ženklą Oro, kur, kaip pavadinčiau, permainingas oras, niekada nežinai, kaip viskas pasisuks. Tai vienas reikšmingiausių 21 amžiaus perėjimų, ypatingai šiuo periodu, nes tai verčia mus mąstyti plačiau, reiškia komunikacijos, technologijų pokyčiai, jie vis didės ir mums reikės su jais susitaikyti, eiti paskui koja kojan, kaip tas dirbtinis intelektas, kuris įsiveržia su visu greičiu, tai jo bus vis daugiau ir kaip išmoksiu to kovoti, Uranas negailestingai, kaip pakeičia, tai žmogus turi prie to prisitaikyti. Žiūrėsim, kaip bus. Pirmiausia, kas tai yra Uranas astrologijoje. Tai yra pokyčių planeta, revoliucijos, pirmiausia, laisvės. Ten, kur mums trūksta laisvės. Tai bus kalba apie Dvynius, tai yra žodžio laisvė, kurios mes norim pasisakyti, turim savo nuomonę, puikiai veikia socialiniai tinklai. Taip pat tai tarsi žaibas trenkia iš giedro dangaus, kažkas nukrenta, kažkokie netikėti dalykai. Labai dažnai ir asmeniniuose horoskopuose, jeigu matau Uranas su Venera būna, arba ten, pavyzdžiui, su kažkas su finansais, tai sakau, arba su paveldėjimais, netikėti paveldėjimai, arba, pavyzdžiui, labai dažnai pastebiu, kas turi gražų aspektą su Uranu, tai būna meilė iš pirmo žvilgsnio, tai yra labai gražus dalykai. Tai nebūtinai tik tai blogai, tas Uranas įneša, tai jis ir gerų dalykų. Tai pirmiausia, tai skatins tos mokslinius atradimus. Nesvarbu, ar Uranas Jautyje prieš tai, ar dabar keliaus Dvyniuose, jisai skatina tos visus atradimus technologinius. Ir kaip mes matom žiniasklaidą, yra šiek tiek pasenusi, jau trūksta tenais to greičio, kuris, tą mąstymą praplėstų, kad žmonės daugiau galėtų išreikšti savo nuomonę. Tai Uranas pirmiausia ir žiniasklaidoje pakeis, televizijoje, internete, mokymuose, struktūrose, studijose, visur čia reikės labai greitai sparčiai taikytis prie naujų technologijų. Taip pat tai yra Uranas, tai yra genijaus planeta, tai yra nauji atradimai. Kaip mes matome, taip ir tie visi į kosmosą, dabar, kai į Mėnulį skrido ar ne, tai atrodo jau, aišku, jau prieš daug metų kažkas buvo nuskridę į Mėnulį. Bet tai yra vėl naujai atkuriama, vėl naujai norima tas savo technologijas panaudoti atradimų prasme. Ką mes galime iš to gauti. Ir apskritai Uranas kalba apie tai, kas yra čia ir dabar. Bet jūs manęs klausote čia ir dabar. Jūs turite susikonkretizuoti, kas tas Uranas, kas tai yra, apie ką jinai čia kalba, ar ne? Tai yra grįžimas čia ir dabar. Ką aš jums pasakoju, noriu, kad jūs paprasčiausiai šią sekundę sustotumėte akimirką ir ramiai tiesiog paklausytumėte. Tai labai atitinka ir ši Urano tematika su knyga, kurią turbūt didžioji dalis jau yra skaitęs, nėra nauja, tai yra šios akimirkos jėga. Aš nupučiau, kaip sakant, dulkes ir vėl pasiėmiau šią knygą, nes yra puikiai atspindi dabartinę situaciją ir kaip Uranas mums tiesiog nori praplėsti sąmonę, tiesiog nori mus pažadinti. Toks angliškai wake up, atsibusk, kokiam tu pasaulyje gyveni. Ką tu klausai, ką tu žiūri, kokias žinias, kokią mintim atsikeli. Uranas, taip sakykime, labai puiku, labai laiku ateina į mūsų visų gyvenimus, nes mes žmonės labai esame tokie lengvai valdomi, ar ne? Tai mus labai lengvai valdo kas? Tai yra tinklai kažkokie, ar ne? Tai mūsų žodžio laisvė, ką mes dalinamės. Tai Uranas tiesiog įneš čia struktūros, ką mes turime klausyti, kas yra tinkama, kas yra ne, kas man aktualu, neprimesta kažkieno kitų. Tai Uranas astrologijoje labai ryškiai visada reiškiasi
Ir apskritai planetų fonas visoje konfiguracijoje, kas apskritai vyksta dabar, tai yra šio laikotarpio tos visos lietosios planetos 2026 metais pakeičia ženklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia Saturnas, kuris atsakingas už struktūras, perėjo į Aviną. Avinas pirmas zodiako ženklas, tai yra struktūrų griovimas, naujų kūrimas, viskas gana. Saturnas Avine išbus iki 2028 metų. Neptūnas. Neptūnas yra ta tokios iliuzijų ir ištirpinimas kaip to ledo, taip ir ištirpinimas visų melų, visų kažkokių tai neteisingų dalykų. Pilna korupcijos, pilna melo kažkokio. Tai vat Uranas mielai Avine iki 2033 metų, mielai šitoje vietoje jisai visas tiesas išryškins. Taigi, ką mes dabar matome, kas vyksta visuomenėje, tiek mūsų politikoje, daug visko sužinoma, tai yra Neptūnas puikiai parodys, kas iškyla į paviršių. Astrologija padeda tuo, kad jinai parodo pirmiausia ciklus, kokiais ciklais mes keliaujam. Ir kartais žmonės sako, nu ką čia, žinai, tai yra, kaip pasakyti, kaip kas tai gali pasakyti, ar ne? Bet astrologija yra tam tikri ciklai, kurių nepaneigsi. Tai yra ciklai, kaip pavyzdžiui, va šitos tolimosios planetos keliauja, ar ne, ir jos labai įneša tą tokį transformaciją, ar ne, tai va kaip ir Plutonas vandenyje iki 2044 metų įneša to tokį kolektyvinę transformaciją. Tai yra mūsų visų pagaliau mes visi priimam tikrai savo žodžio laisvę, ką aš noriu pasakyti. Kaip sakant, kaip aš noriu gyventi, ar ne, tas pastebėjote, žmonės labai, va, tas Uranas kalba apie tai, nu, va, aš kaip noriu, taip aš gyvensiu, mano pokyčiai, niekas man čia kažko nepaaiškins. Tai va, tai žodžiu, Urano kolektyviniam judėjime, kaip ir va, Plutonas į vandenį yra vienas su kitu susiję, nes Plutono ir Urano yra panaši tematika vandenyje, tai jie iš pamatų keičia ir norit, nenorit reikia prisitaikyti. Tai va. O kas dabar balandžio 26 dieną vyksta Uranas dvyniuose iki 2033 metų, 7 metus, mums veiks mus per komunikaciją. Tai reiškia, aš, pavyzdžiui, su jumis dalinuosi, tai va, ir kiekvienas žmogus galbūt nori kažko pasidalinti, senai dalinasi, tai va čia toks, tai va, gausis proveržis, galbūt kažkokių įdomių dalykų, kas nežinoma, kas kaip mėgsta, kas ką atsirenka. Vienas mėgsta politiką klausyti, kitas astrologiją, vienas mėgsta apie finansus, kitas mėgsta apie automobilius, kaip remontuoti, ar ne, apie nekilnojamą turtą, visokiausių temų. Tai va, tai Uranas dvyniuose, tai komunikacijos, proto, na ir toks revoliucinis informacijos pasikeitimasis. Tai reiškia, pamatysime labai žiniasklaidoje daug pokyčių. Tai va, taigi, ką mes paliekame už nugaros? Tai yra jauti Urane, mes paliksime nuo balandžio 26. Na tai aišku, svarbu žvelgti į ateitį, bet kartais ir smagu pasižiūrėti, ką mes persitvarkėm, ką mes pasidarėme. Na tai tikrai bankų sistema ir finansai veikia puikiai, reiškia, jautyje, kai Uranas keliavo, reiškia, ten keitėsi daug struktūrų. Noras iš grynųjų pereiti į tos kripto. Noras daug dalykų pakeisti, kad būtų žmogų lengviau valdyti, gal ne taip galim pasakyti. Tai vat Uranas jautyje tai toksai nelabai patogi astrologiškai padėtis dėl to, kad jautis yra toks ramesnis, inertiškas zodiako ženklas, kuris nori saugumo, o Uranas yra tai, kad yra originalu, netikėta ir verčia tave keistis, ar ne? Nu, tau gali būti nepatogu, tai Uranui jautyje 7 metus buvo nepatogu. Tai reiškia, reikėjo prisitaikyti prie naujesnės bankų sistemos. Tai yra tas, kas su finansais, bankininkystė, matote ir dabar, kas vyksta, ta infliacija ir visi šitie dalykai, tai noras persitvarkyti. Tada visokie pasauliniai dalykai, kas susijęs su žeme, tai yra seisminiai įvykiai, tai visokiausi žemės drebėjimai, viskas, kas susiję, tai yra tikrai, kas labai daug kur pasaulyje buvo, kur neramumai, kai yra, nu, ta prasme, kad gyvenimo sąlygos yra sudėtingos. Tuomet yra permąstymas maisto, jautis susijęs su maistu, su žemės ūkiu, su visais ištekliais, viskas, kas yra
apčiuopiama, tai va viskas, kas yra būtina, kad tu išgyventum, tai va tai toks permąstymas. Ir apskritai aš visiems linkiu pagalvoti, ar mes tikrai ar mes ne per daug vartojam ar ne, nes jautis vis tiek yra vartotojas, jisai daug vartoja žemės ūkio produktą ar ne. Ir reikia pamastyti, ar mums tikrai tiek to reikia, gal mes galim pasidalinti, gal mes galim patys užsiauginti. Na tai žodžiu, toks Uranas jautė vertę iš naujo permastyti tą žemdirbystę, maisto vartojimą, visą tą kultūrą, ekokultūrą, ar ne, ekologinių ūkelių. Galbūt kartais maistas ar kažkas tai pas mus ateitų lėčiau, ar ne, bet jisai būtų sveikesnis mūsų kūnui. Tai va, ir apskritai, kas dabartinė situacija yra svarbu priminti, tai kur vyksta Hormūzo sąsiaurio neramumai, tai va, ne tik tai naftos patekimas ar ne, ir kitų išteklių į Europą ir visur kitur pasaulyje, bet ir trąšų. Tai va, kas buvo su Uranu jautėva susiję, tai yra trąšos. Tai reiškia, žmonės turi permastyti, ar jiem užteks išteklių išauginti maisto produktų. Aš nesakau, kad pasaulyje gali pritrūkti maisto, bet tiesiog gal žmogus sąmoningumas kartais tose geresnėse, aukščiau išsivyščiusiose šalyse, kad ten yra daug geriau gyventi ir verta pamastyti, galbūt kažkam trūksta maisto paprasčiausiai, kad jie negaus tų paprasčiausių produktų. Tai va, apie tai vertė Uranas jautyje. Tai va, na, tas visos grandinės. Dabar pereiname mes į dvynių energiją. Dvyniai, kas yra ir klausosi zodiako ženklai, yra lyg permainingas oras. Nu, man kažkaip taip asocijuojasi. Tai lyg oras, kai tu nežinai, na gerai, saulė šviečia, bet galbūt šaltas vėjas, ar ne? Ir kaip man prie to prisitaikyti, kaip ir man gerai, bet reikia vis tiek kažko, kad neperpūstų manęs, ar ne? Ir va, dabar irgi taip mus vers jaustis, kad tam tikro greičio, visokio tokio va, nenuspėjamumo. Tai va, toksai įdomus laikas, nes tas dvynio permainingas oras, tai va, vers mus ypatingai komunikacijai. Tarsi, žinot, Uranas dar susijęs ir su elektra, ar ne, nes ir pradžioj minėjau kaip žaibas, ar ne, tai tas reiškia, kad kaip elektra, kai mes į naują, nutęsiama nauja elektros instaliacija, ar ne, ir tai reikia sujungti ją, ir vat, kaip mes gyvensim su tuo. Apskritai, va, tą periodą, tos 7 metus, pavadinčiau smegenų perprogramavimu. Tai toks gal informacinių technologijų terminas, bet tiesiog dvyniai yra informacija, tavo galva, protas. Na tai mes turėtumėm išmokti persiprogramuoti, ar ne? Nu, kai baigiam darbus, mes išjungiam kompiuterį, kompiuteris ilsisi, taip ir smegenis kartais prašo kompiuteris update'o. Tai va, ir mūsų smegenims kartais reikia perkrovimo. Tai va, čia tas ir bus. Tai toks tranzito apibūdinimas, kad tiesiog reikės prisitaikyti, ar ne, tas persiprogramuoti, galbūt laikas šiek tiek kažkur tai daugiau skirti dėmesio, ar ne tik tai susifokusuoti tik tai į tą darymą, nes jautis prieš tai buvo, tai yra apie veiklą, apie darymą, apie įveiklinimą. Dvyniai tokie oro ženklas, jie lakstantis, komunikuojantis, jie tokie plaukiantis, kartais net sunkiai pabaigiantis vieną projektą. Bet jie labai faini, jie labai malonus, jie turi tą tokį, lengvumą, ar ne? Jautis yra toks sunkumas, ar ne, biškutį. Reikia tenais, kaip sakant, tą vagą arti, o dvyniai Urane kalbės apie tai, kad tai yra lengvumas, praplėskim, išleiskim orą, ar ne, prisitaikykim, galbūt gyvenimo sąlygos mums leidžia, pavyzdžiui, gyventi laisviau, tarkim, kai dirba žmonės iš namų, ar ne, galbūt mes galim skirti daugiau laisvo laiko savo artimiesiems vaikams, ar ne, va tokie dalykai. Tai va, tai žodžiu, dvynių permainingas oras veikia mūsų ir neuroninius tinklus, tai reiškia mūsų mąstymui, visam, kaip mes apdorojimam, nes apskritai tas greitis ir tas, kaip mūsų smegenys prie to prisitaikys, bus pagrindinė ne tik šių metų, bet ir 7 metų tematika, kaip mes prie tų žinių priprasime. Toliau, kas dar čia svarbu? Svarbu yra žodžio laisvė. Kaip mes ir matome, pas mus Lietuvoje irgi vyksta tas išėjimas žmonių, savo žodžio laisvės pasakymas. Tai va šitas dalykas labai išryškės.
Tai ne tik tas rašymas socierdvėje, kurioje žmonės gali skaityti ir kurti bendruomenės, bet toks naujų ryšių formų atsiradimas, sakykime, va taip. Toliau apie aviaciją kalbant. Aviacija ir transportas. Va čia šitas dalykas labai svarbus bus, nes dabar kalba, kad pritrūks degalų, visa kita, taip. Žmonės vis tiek ras sprendimus, galbūt pakels kainas, galbūt apmažins skrydžius, kur tikrai nebūtini yra, labai nuostolingi. Na, mes puikiai visi suprantam logiškai, kur visa tai veda, į kokį verslą. Bet kitas dalykas, Uranas dvyniuose kalba, aviacija ir transportas taps dar daug greitesnis. Greitesnis, tai aišku, tie skraidantis automobiliai atrodo iš kosmoso srities, vaikui pasakytum, gal jis iškart ir patikėtų, bet suaugus žmogus sakytų nesąmonę. Bet antiek nori taip padaryti greitesnį skrydį, nes to laiko, trūkumas laiko, ar ne, ir mes norime kuo greičiau pasiekti tašką A, tašką B, ar ne, kad mes galėtumėm padaryti tuos visus reikalus, nes kuo viskas daugėja, net pritrūksta laiko. Tai noras tą greitai padaryti, greitesnius automobilius, transporto priemonės, bet čia daugiau susijęs su miesto transportu. Tai yra daugiau miesto transporto revoliucija, va taip galim pasakyti, nes vėliau pasidalinsiu ir istoriškai, kai Uranas ėjo dvyniuose, buvo nemažai revoliucijų miestuose, ar ne, nes dvyniai yra judėjimas, Uranas ir dvyniai miestas yra, tai va miestuose kažkokie gali atsirasti naujesni, greitesni, na, žiūrėkime į Kiniją, Japoniją, traukiniai kokie greitieji. Na, tai gali būti kitos šalis to tikrai labai norėtų ir sieks to. Na ir dvynių, Urane, va apskritai dvynių, tas organas yra plaučiai, ar ne? Taip, čia kalba ir apie užterštumą, aišku, ko mes kvėpuojame. Bet kitas dalykas, net kaip ir aš kalbu, reikia laiko mokėti sustoti, įkvėpti ir labai giliai iškvėpti. Tai reiškia, kad sulėtinti savo mąstymą, viską, tai nes tai veikia mūsų nervų sistemą. Nervų sistemą mes galime puikiai per kvėpavimą susistabilizuoti. Tai galiu pasakyti, kas užsiema šitais dalykais arba kas galvoja, tai labai išpopuliarės ir išpopuliarėja šiaip yra, bet ypatingai per tuos metus bus labai populiaru kvėpavimo technikos. Visur žinokit. Tai va, tai kas dar nesidomėjote, kas nežinote šitų technikų, tai pasidomėkite, nes kvėpavimo technikos labai populiarios bus. Tai čia ne tiek verslo prasme, bet ir pačiam žmogui savo padėti. Tai vietoj vaistukų pakvėpuosime. Toliau truputėlį istorinių įvykių, aišku, jūs galite, žmonės dabar visi, dirbtinis intelektas puikiai sugeneruoja bet kokią temą, ar ne? Neveltui tos ir bedarbystės daug žada būti, nes tas dirbtinis intelektas nori, nenori, tikrai atima iš žmonių darbus. Ir paskaičiavus verslininkų, jam naudingiau yra investuoti į kažkokią technologiją, ar ne, negu žmogų išlaikyti, kuris, aišku, aš nesakau, kad technologijos nedaro klaidų, bet tiesiog jos neturi emocijų, jausmų ir valdyti lengviau, užprogramuoji ir viskas. Tai va, toliau tęsiu, istoriniai Urano dvyniuose įvykiai, tai buvo 1858-66 metais, labai senai, aišku, buvo atsiradę pirmasis telegrafas, laikraščiai, agentūros, suklestėjo visokie globalūs ryšiai, na tai jau matot, kalba apie dvynių bendravimą, komunikaciją. Taip pat 1863 toks ypatingas Londone įvykis buvo, tai metro nauja, ne, buvo jinai tokia žinoma, yra visiems, ne, tokia, tai sakykime, tai yra transporto revoliucija, ne, apie kurią kalbėjau. Toliau 1774-82 metais tai yra Amerikos revoliucija. Amerikos tai yra ten visokių visuomenės nuomonės, laisvės, politinių laisvių, politinės teisės, visi va šitie dalykėliai, kas susiję taip pat su dvyniais, kur reiškia savo nuomonę. Toliau 41-49 metai, tai visokiausi radarai, tai karas, tai ne, pirmieji kompiuteriai, informacija tampa strateginė galia, tai reiškia, informacija yra panaudojama ten, kur jos labiausiai reikia. Na ir
2026-2033 metai, tie 7 metai, tas tarpukas, na tai AEjaus šuoliai, tai reiškia, tas dirbtinis intelektas yra, kiek jisai daug visko ir kiek jis informacijos surinks apie mus ir apie tai, ką aš dabar kalbu, ar ne, apie tai, kad mus galim dabar puikiai viską susirasti. Tada naujas mokymosi galimybės, tai tos galimybės yra tikrai, tu gali daugą, bet ką išmokti, nebūtina skristi į kažkokią šalį, gali nuotoliu labai daug dalykų pasiekti, daug diplomų turėti. Taip pat gali būti radikalūs nauji ryšiai, kažkokie pokalbiai, galbūt naujos svetainės ar ne, kažkokie uždaresnės grupės, kurios turi poveikį. Visi šitie dalykai turės poveikį visuomeniai. Na ir naujas kalbų formų atsiradimas. Tai gali būti, nes apskritai mūsų kalba labai skurdėja, ar ne? Gražų sakinį sureks yra sudėtinga, pokalbį padaryti, ar ne? Va tokį gražų, kad žmogų būtų malonu pasiklausyti, taip pat yra sudėtinga, tai turbūt grįšim vėl iš to mokytis. Tai va. O dabar norėčiau dar truputį pasidalinti tokį perliuką apie dvynių, kadangi Uranas dvyniuose, ar ne? Tai dvynių toksai šiuo metu pats toks ryškiausias mano manimu yra asmuo pasaulyje. Tai yra Donaldas Trumpas, vienas ryškiausių šiuo metu yra toks dvynių ženklo atstovas, jo saulė yra dvyniuose, ar ne? Tai prekybininkas, ar ne, labai puikiai bendrauja. Tai išskirčiau tokių keletą akcentų, apie jį galima kalbėti valandas, ar ne? Bet Donaldo Trumpo Uranas kartu su Saule yra susijungę gimimo horoskope ir astrologiškai, tai rodo originalią asmenybę. Uranas apie originalumą kalba. Rodo apie tai, kad žmogus gali priimti netikėtus sprendimus, taip pat tiesmukiškumą kalbėjime ir tarsi jis kalba ir atlieka savo veiksmus be taisyklių. Šitam žmogui taisyklės negalioja. Na, tai puikiai atvaizduoja tą Saulės su Uranu konjunkciją. Taip pat turi Saulė su Uranu tokį trigoną, tai reiškia, kaip sakant, kaip teigiamas aspektas yra astrologiniam brėžinyje su Jupiteriu, tai yra su didžiąja laime, ne su augimu, tai yra apie asmeninę charizmą. Tai yra rodo kažkokius drąsius pareiškimus, norą savo gestais parodyti tuos pareiškimus. Na, ir rodo tokią asmenybę labai ryškę, kurią patvirtina dar ascendentas Liūtė. Žmogaus yra Donaldo Trumpo ascendentas Liūtė kartu, kurie kalba, kad žmogus yra gimęs iš karališkos šeimos. Tai va, tai žodžiu, jo tie titulai jau, kaip sakant, yra atvaizduoti gimimo horoskope. Bet kaip jisai veikia visuomenėje, ar ne, su savo asmeniniam duotybėm, ar ne, mes tai ir matome. Kaip jisai bendrauja, kaip jisai elgiasi politikoje. Aš pajudinu tik tai keletą dalykėlių, ten yra visa puokštė, daugybė įdomių dalykų. Tiesiog paliečiau tą vietą, kur yra Uranas, nes mes kalbame dabar apie Uraną dvyniuose. Jo gimimo horoskope Saulė yra dvyniuose, taigi žmogui yra labai sąmonė nukreipta į tą prekybą, tą tarpininkavimą, bendradarbiavimą. Na, trumpai tariant, jeigu apie Uraną dvyniuose susijusi su Trumpu, tai apie neprognozuojiškumą, net sunku pasakyti tą žodį, žmogus yra neprognozuojamas, turintis tokią savybę, turintis tą žodžio laisvę, tai kad jam taisyklės negalioja ir moka visuomeniai padaryti šoką. Tai va, tai čia yra tokia asmenybė, bet apskritai toks klasikinis apibūdinimas būtų žmogaus tokia pozicija, ar ne? Žmogus genijus, ar ne? Uranas tą genijiškumą rodo, ar ne? Kad žmogus turi tą genijaus savybės, ar ne? Na, galbūt taip, čia kur susijęs su jo nekilnojamo turto reikalais pasaulyje, kad jis mokėjo išsukrauti turtus, ar ne, nu, žmogus turi turėti kažkokią tai savybę, genijaus net. Taip pat tokio ekscentriškumo, ar ne, nėra labai malonus. Ir kitas dalykas, revoliucionieriaus ženklą. Ir toks įdomiausias, sakyčiau, apibūdinimas, kad nuo to genijaus pereiname prie bepročio.
Tai va, tai čia jums spręsti, bet man toks noras buvo jums pasidalinti, kad Donaldas Trumpas turi poziciją tokią. Ir va, įdomu, kaip dabar išryškės dar labiau ir ryškėja, ypač jo valdymo laiku, tas nuo genijaus iki bepročio. Tai va, tai labai pavadinčiau jo valdymo laiką tokį. Toliau, ko tikėtis, taip trumpai 2026-2033 metais, būtent kalbant apie tą uraną dvyniuose, ar ne, na tai kaip ir toliau vystysis tas dirbtinis intelektas, ar ne, jisai valdys mus, mokinsimės, kad jis mūsų nevaldytų mes jį, ar ne, arba panaudotumėm teisingais tikslais. Tas komunikaciniai dalykai keisis, nauji mokymo būdai, taip kad kas nori sukurti kažkokias naujas platformas arba jau senai tai prašau į priekį, labai puikus laikas. Aviacijos proveržis, ypatingas informacijos laisvė, kas susiję ir su radija, ir su televizija, čia labai daug pokyčių. Čia iš tie visi, kai sakant, senos struktūros sugriūna, naujos kuriasi, ar ne? Tie moksliniai atradimai, begalė naujų mokslinių atradimų tiek medicinoje, tiek visur, kur mums žmogui galėtų padėti. Ir apskritai toks proto ir kūno sąmoningumo laikas, kaip sujungti protą ir kūną. Tai apie tą kvėpavimą, kur kalbėjau, tai nepamirškit, tikrai labai geras dalykas jisai yra, nes prieš kiekvieną kažkokį sudėtingą įvykį arba po kiekvieno sudėtingo įvykį dažniausiai mums reikia nuraminti protą, ar ne? Na tai proto nuraminimui reikalingos kažkokios praktikos. Tai va, viena iš praktikų galėtų būti štai ši. Mes visi turim skirtingų praktikų. Tai mano pasiūlymas yra vienas tik tai iš variantų. Tai gali būti jogas, gali būti meditacijos kažkokios. Tai na, apskritai šiuo chaotišku laiku, vat, kaip uranas dar įneša tokių netikėtumų, svarbiausia yra žmogui neperdegti, kad išlaikyti tą balansą. Tai va, tas neperdegimo laikotarpis labai svarbus. Dabar norėčiau dar atkreipti dėmesį tokį ypatingą, jau iš žmonės jūs, ar ne, iš to pasaulio lyderių pereikime į mus, į tos žemiškus žmonės, ar ne, kurie susiduria su paprastais dalykais, ar ne. Ypatingą dėmesį noriu atkreipti gimusiems 1981 ir 1982 metais. Tai jūs esate gimę urano tranzitui einant, gali atsitikti tam tikri reikšmingi pokyčiai. Nenoriu nei gąsdinti, nei kažką tais, bet atkreipkite dėmesį, kas supranta astrologiją, kas nelabai galite kreiptis. Susidaro urano opozicija su uranu. Tai reiškia, kad gali būti toks momentas, kai kažkokie kardinalūs pokyčiai jūsų gyvenime atsitikti. Na tai gali nenutikti labai kažko tokio baisaus, ką jūs galite įsivaizduoti, ar ne? Bet gali būti tokie kaip pokyčiai, kaip namų, darbo, santykių, gal vidaus kažkoks vidinis, ne, pokytis. Nu, toks stiprus impulsas, sakykime, laikas keistis. Laikas keistis dabar. Nesvarbu, čia palanku, nepalanku, aš čia gerai gyvenu, gera šeima ir panašiai santykių prasme. Aš tiesiog vidinį jaučiu impulsą, noriu dabar keistis. Nu, tikrai neaukauju, atkreipkite dėmesį, kas turite savo, kas apskritai gimė yra 81-82 metais. Paanalizuokite, kas vyksta pas jūs ir galimai šio periodu galite kažkokių tai netikėtų sprendimų priimti, galbūt nutikti jums, arba patys netikėtai kažkaip aplinkoje tą sprendimą padarysite. Tai bet apskritai, aišku, chaotiškai neveikite, įsiklausykite į savo kūną, į protą, ar ne, į savo vidinius signalus, ką tai signalizuoja jums, ar ne. Nes urano energija yra kaip žaibas, ar ne, kaip pasakoju apie elektrą, kaip trinkteli, tai trinkteli, nes turėjau ne vieną žmogų, kur mačiau urano gražius aspektus, tai trinktelėjo meilės tas žaibas, ar ne. Trinktelėjo žaibas paimti, parašyti pareiškimą, išeiti iš darbo, belekas gali atsitikti. Tai va, tiesiog atkreipkite dėmesį, bet apskritai sąmoningumas šio periodo yra jūsų apsauga. Atkreipkite dėmesį, nesielkite chaotiškai. Tai va, tai žmonėms 81-82 metų gimimo. O visiems kitiems pasižiūrėkite savo gimimo horoskopuose, ar ne?
dvynių zodiako ženklą, ar ne? Kur yra dvynių zodiako ženklas. Ir atkreipkite dėmesį, koks tai astrologinis būstas, ar ne? Nes tai yra svarbu, tuo būsto astrologiniu 7 metus keliaus tranzitu Uranas, įnešdamas į tą sritį daugiau laisvės, daugiau pokyčių, daugiau originalumo, daugiau netikėtumo, daugiau permąstymo, kaip aš norėčiau kitaip pakeisti, ar ne? Šiek tiek tokio chaosiuko, išblaškimo, žodžiu, su Uranu nebus liūdna ir ypatingai dvyniuose. Tai va, kaip aš ten galėčiau išsireikšti, tai kam sudėtinga galite kreiptis, pasižiūrėsime tranzitu, kur keliaus jūsų Uranas ir kokias sritis bus aktyvi 7 metus. Tai įdomus dalykas, nes verčia peržvelgti vis kažkaip kitaip, naujai, originaliai. Apskritai, dvyniai, ane, zodiako ženklas, jisai yra toksai nesėdintis vietoje, jis toksai bendraujantis, jisai tik mėgstantis pokyčius, keistis, ar ne? Oras keičiasi, ar ne? Nebūna visada vien tik tai saulėta, nebūna vien tik tai lietus, ar ne? Tai vat mums reikės prisitaikyti, išmokti gyventi taip, kad gali būti ir taip, galbūt kažkas griežčiau, galbūt kažkas laisviau, bet apskritai išmokti visame tame, ypatingai dvyniuose atkreipsiu dėmesį kasdienybėje matyti tą tokį cinkelį, tą tokį originalumą, ką aš čia galiu pakeisti, ar ne, kokias čia laisvės mano, kokia čia privilegija, ypatingai kai mes dabar turime teisę daug rinktis, turime didelius pasirinkimus, galime gyventi vienaip, galime gyventi kitaip. Vakar labai įdomią laidą žiūrėjau, labai žinomas santykių ekspertas, ar ne, vedantis daug seminarų, lietuvis, pasakoja, kaip jisai gyvena, ne, ir dalinasi kitiems savo asmeninio gyvenimo. Žmogus priėmė sprendimą gyventi pagal save laisvėje, ne, palikęs namus Lietuvoje, keliauja su žmona, ar ne, gyvena Azijoje, kažkiek laiko gyvena Ispanijoje, jų pasirinkimas, Uranas rodo irgi pasirinkimą laisvę. Tu neprivalai gyventi taip, kaip gyveno tėvai, tu gali gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Ir jų pavyzdys parodė apie tai, kad jie yra pasirinkę tokį kelią. Jie mato tame prasme, jie mato prasme taip gyvendami, neapsikraudami daug daiktų, ar ne? Jie daugiau pamatys pasaulyje šalių, ar ne? Susipažins su daug žmonių, jie mato tame prasme. Taip pat jie susitarę yra neturėti vaikų. Atrodytų kaip keista, tai yra pats didžiausias džiaugsmas, yra meilė vaikai, ar ne? Žmonių yra toks pasirinkimas, reikia gerbti žmonių pasirinkimą, kai jie kai jie turi vaikų, yra šeima, yra stabilumas, ar ne, jie mato tame prasme ir visa kita. Ir yra žmonių grupė, ir tas Uranas įneša taip pat ir santykius, kad žmonės turi kitus pasirinkimus, jie taip pat mato prasme gyvendami dviese, ar ne, neturėdami vaikų. Tai negali būti vienos tiesos, aš noriu parodyti, kad yra vienas gyvenimas arba kitas gyvenimas blogai, arba tik tai taip turi būti. Žodžiu, noriu pasidalinti tuo, kad Uranas įneša daugiau netradicinį mąstymą. Taip kaip ir astrologija yra netradicinis dalykas, tai dar nepripažintas mokslu yra, ar ne? Ir ką tu čia man pasakoji, kartais girdi, ar ne? Žmonės sako, aš logika vadovaujus, turiu klientų, jie kreipiasi, jie susidūrė su sudėtingais periodais. Na tai astrologija yra puikus įrankis, kai žmogui yra ne tik sudėtinga, tiek lengva tiesiog grįžti į save. Grįžti į tą ašį, susistruktūrizuoti ir aišku darbą su savim. Tai astrologija kryptį nurodo. Tai mūsų kryptis yra visų panaši, mes visi norime meilės, mes visi trokštame harmonijos, taikos pasaulyje, ar ne? Norime gyventi gerai, visi tą gyvenimą gerai įsivaizduojame skirtingai. Bet pagrindinis dalykas, tai norime būti sveiki, ar ne, būti produktyvūs, darbingi. Tai visi šitie dalykai yra žmogaus vertybės. Tai astrologija tikrai padeda žmogui įrankį, tai naviguoja mus kaip kompasas. Ir tai pabaigai noriu pasidalinti, kad ta praktinė rekomendacija, tai pabaigai, kas Urano dvyniuose, kad mažiau bereikšmių susitikimų, mažiau energijos skirkite tam, kur neverta. Skirkite energiją daugiau ten, kur jūs matote prasmę. Tai žinoma, kasdieniai dalykai. Ir visą tai per 7 metus atsižvelgs jūsų kasdienybėje matyti prasmę, ar ne? Uranas mokins tenais
laisvės, bet tumučiu mokėjimas su tą laisvę gyventi. Taip pat išmokite džiaugtis paprastais dalykais, praktinis patarimas, basomis kojomis išeikite, pasivaikščiokite ant žolės. Tai yra puikus įsižeminimas, puikia palaima tiek fiziškai, tiek psichologiškai, yra paprasti dalykai, jie nieko nekainuoja, jie suteikia mums džiaugsmą, malonę, laimę. Taip pat kvėpavimo pratimai, kaip minėjau, plaučių organas, dvynių organas plaučiai yra, tai kvėpuokite, mokėkite sustoti akimirką, paskaitykite knygą gerą, kuris suteikia šiai akimirkai prasmę. Taip pat klausykite paukščių giedojimo, pajauskite tą gražų pavasarį, tylos akimirka, nebūtinai tai, kad esi vienas, bet tylos akimirka būnant tarp daug žmonių, pajausti tą tokią vidinę tylą. Ir žinoma, sąmoningai rinkitės, ką įsileidžiate į savo gyvenimą. Tai yra labai paprasti patarimai, aš jais vadovaujuosi ir sąmoningai renkuosi kelią tokį, kokį aš matau prasmingą. Tai va, paskutinį dar žodį norėčiau apie atsakingą norų šitą paleidimą, nes, kaip žinia, tas norų paleidimas ir minčių paleidimas į visatą, į kažką aukščiau, kuom jūs tikite, ar ne? Vis tiek visi kažkuom tikite. Nebūna. Galite tikėti, nežinau, savim galite tikėti, ar ne? Tai jau irgi tikėjimas. Tai tiesiog tą norą ir tą visą sėklytę, ką jūs pasėjate, ar ne, sąmoningai darykite. Kai paleidžiai teigiamą emociją, ar ne, kai paleidai kažką, kas yra su šviesa, su meile, su atsidavimu, tai ir matai labai gražų žiedą. Ar ne, tą sėklytę pasėjęs gali pamatyti labai gražų dalyką. Tai aš irgi darau tos video tam, kad mes kuo daugiau to pamatytumėm, sustotumėm. Ir astrologija nėra vienas dalykas, yra daugybė dalykų, kuo aš vadovaujuosi, bet vienas iš jų yra, kad mylėkite širdimi. Tai yra pats gražiausias dalykas. Tai va, iki.